Vadinasi, tau patinka Ada? Taip. Tuomet ir tu mums patinki. Ada sėdi viena, eime pas ją. Malonu susipažinti. Ada, kas nutiko? Kodėl susižadėjau? Ką? Kam to reikėjo? Juk visai neturiu proto, nė lašelio. Küçücük böyle varlığı yok, karısı da mı yok? Auklyte, nelabai suprantu. Tarkime, kad aš neturiu proto. Jūs irgi neturite. Kodėl neperspėjote? Kaip galima leisti susižadėti su vos pora dienų pažįstamų vyrų? Juk perspėjom. Ne apie tokį perspėjimą kalbu. Susigadinau gyvenimą, suprantate? Jaunystė baigėsi. Kiekvieną dieną, kurią leidžiu su to vyru, mano jaunystė gesta. Juk sakai, kad labai jį myli. Apie ką kalbi? Sakote, kad meilė egzistuoja ir ji būtent dabar mane rado. Negana to, su Sarkanu Vulatu. Jis pats nejautriausias ir egocentriškiausias žmogus, kokį esu sutikusi. Kiekvienas žmogus turėtų turėti bent kažkiek jausmų, užuojautos ir supratimo, bet jis tikras robotas. Kıpırtısı bir şeyler olur yani. Bu bildiğin robot. Susižadėjau su robotu. Ben bir robotla nişanlanıyorum. Bunun farkında mısınız? Biz şöyle Ėmė šiek tiek pasivaikščioti. Dans etmek ister misin? Nori pašokti? Bilmiyorum. Nežinau. Bunu gerçekten mi Tikrai tu nori ir tai žaidimo dalis. Oyunun parçası. Oyunun parçası. Žaidimo dalis. O zaman mecbur. Tuomet neturiu kito pasirinkimo. Şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden bizi güzel Aramıza istese biri Jei kas panorėtų, galėtų įsiterpti tarp mūsų. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor. Hala kızgın mısın? Vis dar pykstim? Dudağından Evet. Taip. Peki benimle nişan Gailėsi dėl to, kad susižadėjai su manimi? Evet. Taip. Tu? Hayır. Ne. Zaten başım dönüyor. Sen hiçbir şeyden pişman. Niekada nieko nesigaili. Dėl tavęs ne. Tiksliau, dėl su tavimi sudarytos sutarties. Misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin. Sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan. Yani size Ji pasakė, kad susižadėjo su bejausmiu robotu. nişanlandın mı dedi. Ha? yani öyle de Taip, bet dabar jie atrodo įsimylėję. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi. Mele, ką? Mila, Kas tau? sana ne oldu? Aman yok bir şey Nieko. ya. En yakın Šiandien laimingiausia mano geriausios draugės diena. en mutlu günü. Pažiūrėk, jie du lyg meilės vabaliukai. Labai įmėli. Tatlı değiller mi ya? Çok tatlılar, sen duygulandın mı? Vallahi. Tu teisėjai susijaudinai. Atrodo, jie tirpsta iš meilės. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor. Seni fazla kaçırmışım. Dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun.
Parti sen gülünce başlasın. Viktor'du değil mi? Muzika nutilo, tiesa? Müzik bitmiş. Muzika baigėsi. Taip. Ben buraya Aš geçeceğim. einu į barą. Už pas tetą. Gerai. Bende de zincir var. Fifi. Miela Fifi, ir aš turiu grandinę. Zinciri de var. Tiesą sakant, esu mielas vaikinas, bet kartais galiu būti labai griežtas ir rūstus. Bazı noktalarda. Manau, kad visiškai atitinku tavąjį vyro idealą. Sert durduğum zamanlar var. Mesela Tokia mano nuomonė. yani senin o şey Miela Fifi. yapına tamamen bir karşılık verebileceğimi düşünüyorum. Ben en azından kendi düşüncelerim böyle. Taip, taip yra. Taip, Fifi. Yani tabii ki bir saniye. Luktelk. Kendi Kimle konuşuyorsun? Su kuo kalbi? Fifi ile Su Fifi? Kalbėjau su Fifi. Fifi ile konuşuyorum ama Bet kai iš tiesų atėjai, apstulbau kaip Fifi. kaldım şu anda. Sen bana yazıyor musun? Mėgini mane kabinti? Yo. Ne, Emin misin? Tikrai. Yo. ne. Değil mi? O pamėgint? Yazsana bir. Pamėgink. Denesene. Sen güldün. Ji man nusišypsojo. Buyurun siz de. Prašau, užmaukite jūs. Hayır canım. Ne, ponia Aidanė, jūs. Yok yok. Ne, jūs. Sakın daha iyi. Ne münasebet. Kur tai matyta, užmaukite jūs. Gerai. Pabučiuok. Pabučiuok. Seni öpmem lazım. Turiu tave pabučiuoti. Hayır. Ne, Ne demek? Ką reiškia ne? negali. Herkes. Visi į mus žiūri. Privalau pabučiuoti. Pabučiuok į kaktą. Šaipaisi? Ne, İstersen hatırlatayım. Tuomet priminsiu, kad prieš 2 dienas pabučiavai mane visų akivaizdoje. na gerai. Gerai. Elimi tut. Paimk mane už rankos. Tansiyonun çıkmış. Pakilo spaudimas? Öyle mi söyledin? Mama taip sakė. Başka ne? O ką dar galėjau pasakyti? Herkes dağıldı. Visi išsiskirsti. Kaç kişi daha? Liko keli žmonės. Çok ani karar. Labai jau staigiai apsisprendėjai. Biliyorum. Žinau. İş hayatında da öyle. Taip elgiesi ir asmeninėme gyvenime, ir versle, skubotai, užsidegęs, su nieko nepasitaręs. Žinau, 3 günde tanıdığım susižadėjai su mergina, kurią pažįsti vos 3 dienas. benden bu Negali konuşma tikėtis, kad tam pritarsiu. Beklemiyorum. Nesitikiu. Sen bana istediğin kadar. Gali elgtis su manimi kaip nori, bet negali niekinti Edos. İyi biri. Ji gera mergina. Ayrıca O be to, annemi de çok šį vakar palikai mamą vieną. Eda, vakaras buvo puikus. Dar kartą sveikinu, einu iškviesti vairuotojo. Teşekkür ederiz. Ačiū, labanakt. Serkan nerede? Kur Serkanas? Buralardaydı. Buvo kažkur čia. Serkan'ı çok tanımadım. Kadangi gerai nepažįsti Serkano, noriu perspėti.
Neleisk jam sudaužyti tavo širdies. Nesupratau. Umarım beni yanlış Tikiuosi, nesuprasi klaidingai, bet Serkanas nepanašus į kitus vaikinus. Yani mesela Pavyzdžiui, mudu su Feritu susižadėjome ir dabar krausomės gyventi kartu. ama Serkan Bet judu labai paskubomis susižadėjote, işleri falan biraz hızlı oldu ya. todėl tolimesnis žingsnis gali šiek tiek užtrukti. Biz de eve Mudu irgi kraustomės. Öyle mi? Tikrai. Taip. Hangi eve? Kur? Serkan'ın evine. Į Serkano namus. Hatta Beje, kadangi labai gerai jį pažįsti, man reikės tavo patarimų. Gal galim susitikti? Olur. Žinoma. Tebrik ederim. Sveikinu. Teşekkür ederim. Ačiū. İyi geceler ederim. İyi Labanakt. geceler. Labanakt. Umarım güzel geçmiştir. Tikiuosi praleidai gerą vakarą. Nustabiai. Hadi biz de gidelim. Nagi važiuokim ir mes. Šventė baigėsi. Sen istersen... Jei nori, dar šiek tiek pasiliksiu su žadėtiniu, nes bus negražu. Evet evet kalayım. Tu teisi, pasiliksiu. Tebrik ederiz. Dar kartą sveikiname. Labanakt. Sveikiname. İyi geceler. Ačiū, labanakt. İstersen biz de biraz... Jei norim, šiek tiek pasikalbėkime, paskui Seifis nuveš tave namo. Değil mi Seyfi? Gerai, Seifi? Žinoma, nuvešiu. Gerai. Hadi. Eime. Oğlum ne? Na ir ką darai? Juk pažįsti Edą. Bana anlamak. Jis loja net manęs, o ant tavęs. Bence kilitlendi. Manau, supyko, kad užrakinai. Nurimk. Haklısın, ne yapayım Tu dışarıda... teisus, bet ką turėjau daryti. Kieme buvo daug žmonių, būtum visus aplojęs. Ateik. Ay Allah'ım ya. Seifi. Ya. Kolileri Juk prašiau išsiųsti šias dėžes į biurą. Jei nori, pasirūpinsiu to. Olur. Gerai. Neden adını Siri? Kodėl pavadinai jį Sirijumi? Kad būtų rimtas, kaip tu? Gel. Eikš. Sirius gökyüzünde gözüküyor. Sirijus - ryškiausia žvaigždė danguje, kurią galima matyti plika akimi. Pasak vienos versijos, Gobekli Tepės pastatymo priežastis Sirijus, kitaip dar vadinamas šuns žvaigždė. Çok şaşırtıcı. Esu nustebinta. Çok şiirsel. Labai poetiška. Senin elin... O tatuiruotė ant tavo rankos simbolizuoja tavo pavardę. O kadar basit. Ne taip paprasta. Jos reikšmė labai asmeniška. Peki yıldız... Žinai, kaip gimsta žvaigždės? Yok canım. Ne, niekada nesidomėjau. Şöyle... Kiekviena žvaigždė yra branduolių sintezės reaktorius. Anlayabildim. Gali paaiškinti taip, kad suprasčiau. Tabii. Žinoma, Durgun, soğuk... įsivaizduok šaltą ir nejudrų ūką. Tamam. Gerai. Bu Jame bulutun içinde... ima kauptis tam tikra medžiaga, kuri tirštėja ir pamažu šyla. Giderek... Praėjus milijonams metų Sonra ancak... ten atsiranda žvaigždė. Sonra yıldıza dönüşür. Nasıl? Kaip? Evren bir... Visata laukia milijoną metų, kad susidarytų viena žvaigždė. Ne oldu? Kas yra? Hiç... Nieko. Bakmak Nori ister misin? pažiūrėti? İsterim. Taip. Bu harika. Tai nuostabu. Değil mi? Taip. Nefesim kesildi. Netekau amo. Imk. Avucunun içinde gibisin. Žvaigždės atrodo lyg delne. Taip. Sence evrende Kaip manai, kiek iš viso yra visatoje žvaigždžių? Yaklaşık... Maždaug 10 sekstilijonų. Sekstilijonų. Daha önce... Niekad negirdėjai? Katrilijonas, Katrilyon, kentilijonas, sekstilijonas. Sen bunları... Iš kur visą tai žinai? Yani... Senin bir... Vis labiau tikiu, kad esi robotas. Gerçekten... Iš tiesų manai, kad esu panašus į robotą?
Nieko apie tave nežinau. Niekas nežino. Hatta belki de sadece... Atrodo, kad tik Selinė tave pažįsta. Ne bilmek Ką istersin? norėtum sužinoti? Neden ailen? Pavyzdžiui, kodėl gyveni su šeima? Yani Toks vyras, kaip tu. En gıcık soru. Esu šaltas ir bejausmis. Ve açıkçası Tiesą sakant, mano mama annem için niekada neišeina iš namų. evden çıkamıyor. Negali išeiti. Yıllardır. Daugybę metų ji nėra žengusi nė žingsnio už sodo ribų. O yüzden benden rica etti, ben de buraya Todėl jai paprašius atsikrausčiau čionai. Labai gaila. neden peki? Yani Kodėl? sen değilsin. Jei ne per daug asmeniška. Açıkçası şey, Tiesą sakant, tai labai liūdna istorija. çok üzücü. Derinden... Na tiek to. Ya neyse. Aš esu Boş ver. labai paprastas. Dümdüz bir adam. Peki, dümdüz Man neden taip nepasirodė. geldi bana? Yani yıldızlar... Ypač po to, kai išgirdau, kaip kalbėjai apie žvaigždės. Ben gideyim artık. Man metas. Teşekkür ederim. Ačiū. İyi geceler. Labanakt, Serkanai Bulatai. İyi geceler. Labanakt, Eda Ildizem. Hala tostumu. Nejaugi tai tetos krebutis? Canımsın benim. Anlat Tu bakalım. pati geriausia. Nasıldı dün akşam? Eikš, nagi papasako, kaip praėjo vakar vakaras? Pati matei? Ay ben ne Nežinau, gördüm ką bilmiyorum mačiau. ki. Ay yani böyle Vieną göz akimirką göze judu negalite aşıklar. atplėšti vienas nuo kito akių, Yeni tanışmış kita resmi lyg ką tik komşular susipažinę gibi kaimynai, o trečią jau kimbate vienas kitam į gerklę. O yüzden. Tik pradedam vienas kitą pažinti. Ta ir noriu pasakyti. Ką tik susipažinote, todėl niekur neskubėkite ir mėgaukitės kiekvieną akimirką. Nenoriu, kad po 2 dienų pareikštum, jog išsikraustai, o paskui ištekė. Aman diyeyim, yavaş yavaş. Labai pamažu. Yavaş yavaş. Yok halacığım ne Ką tu, evlenmesi? teta, Yok, kokių evlenme vestuvių? falan yok. Niekur Yani neskubam. acelesi yok. Yalnız. Bet jo mama o annesi. tikra ledo karalienė gyvatė. Soğuk nevale, buz, yılan. Blogai įsikūnymas. Tikrai? 2 dakika gözünü 2 minutės pažiūrėk ją į akis. Įgels. Ay. Eda, ben diyorum Pamaniau, kad reikėtų šiandien nuvažiuoti su ja pasikalbėti ir perspėti, kad su tavim elgtųsi gražiai. Görsün bakalım. Yok hala. Nereikia, nevažiuok. Gerek yok. Yani Neverta vargintis. neden kendini yoracaksın boş boşuna gitme. Aa, ne oldu? Koks čia vargas? Man bus smagu. Ay hem Eda, Bet to içim vakar labai kırıldı. nusiminiau. Ya ne bileyim böyle Atrodo, kad jį tave pagrobė. Ya ne eve gelmek Nebuvo net var, atvažiavęs susipažinti, nepasipiršo. Bet paskubomis suorganizavo sužadėtuvės. Ağırlığımız Turime koyalım. parodyti, kas esame. Doğru diyorsun. Değil mi? Tu teisi tikrai? Taip. Važiuok ir pasakyk viską, kas guli ant širdies. Tegul supranta, kad Hildizių moteris nei kiek neprastesnis už Bolatų. Štai mano Eda, taip ir padarysiu. Geliyor. Sėskis, ateinu. Allah Allah. Dieve mano. Günaydın. Labas rytas, gražiausia pasaulio advokatė. Alidžanai, gali atnešti mums kavos? Gerai. Neden dünyanın... Kodėl turiu dirbti sunkiausią darbą pasaulyje? Kızım al babanı karşıma. Atsisėsk priešais tėvą ir atvirai pasakyk, kad nori būti ne advokate, o avalinės modeliuotoja. Adamın karşısına Atsisėsti prieš tėvą ir pasakyti. Esi kada nors ginčijusi su advokatu?
Visa mūsų šeima advokatai, o aš vienintelė paveldėtoja. Visos viltys dedamos į mane. Ay yine bu. Ak, nejaugi vėl plepat apie nesuskaičiuojamus turtus. Kas nutiko? Aukštakulniai nutrinė kojas, ar tėvas netikėtai tau paliko $1 vertės įmonę? $1 şirketini sana mı bıraktı yanlışlıkla miras olsun diye? Melo sen ne Kokia tu pikta? Kuo ji kalta, kad jo šeima turtinga? Melo gerçekten Tikrai esi labai pikta. Ya sen niye karşı... Nebegali prieštarauti, nes nuo šiol pati esi tos klasės atstovė. Ką čia paistai, kuo iš čia dėta? Dėl Serkano. bana ne olmuş? Man nerūpi jo turtas. Yani sen bayağı dün Vakar buvai įtraukta į aukštuomenės gretas. Pamiršai? Ya adam sana gel bir... Jei jis tau pasiūlys vykti atostogų į Seišelių salą, sakysi, kad geriau kepti šašliukus prie upelio. Ne diyeceksin yani? Ya Melo ya. Ama haklı bu. Mėlė teisi. Pati matai, kokie jie negailestingi. Laikui bėgant atsisakysi kopijų ir imsi dėvėti originalus. Gerçekleri gelecek Eda'cığım. Ben buyum kızım. Esu tas, kas esu. Ben kimse için... Dėl nieko niekada nepakeisiu savo stiliaus. Kas tas Elinė, kas jai negerai? Günaydın kara kız. Günaydın. Ar tau labas rytas, Juočka, labas rytas, Fifi. Neden yani? Kodėl klausė Selinė buvusi Serkano mergina? Ne? Ką? Selin Serkan'ın Selinė buvusi Serkano mergina? Niye söyle? Kodėl nesakei? Yani... Kiek laiko jie buvo kartu? Mėnesį, 2-3 metus? Kaç yıllık yani? Kaip galėjai nepasakyti? Bir dakika Selin Serkan... Negaliu patikėti, kad jie buvę mylimieji. Kodėl nesakei? Bizim niye haberimiz yok bundan? Bize niye söylemiyorsun? Serkanas turėjo mane pasimti, bet vis dar neatvažiavo. Gıcık oldum ben o Ta Selinė labai mane sunervino. Štai kava. Sağ ol Alican. Ačiū, Alidžanai. Ne oldu ya benim geleceğe? Jautei, kad ateisiu? Pamatęs, kad renkatės, užkaičiau. Šaunuolis. Į sveikatą. Skanaus, panelė Melek. Ačiū. Ben de gıcık oldum. Selinė ir man nepatiko. Elgėsi gana įkyriai, įrodė nereikalingą artumą Serkanui. Ji visą vakarą netitraukė akių nuo mūsų svainio. Vienu metu netėmė taip jį Hatta glostyti. nişanlı şöyle böyle kollarını böyle buralarından tutup böyle bir şeyler yaptı. Doğru. Ji teisi, glostė. Bence abartıyorsun. Manau, per daug sureikšminate. Be to, ji turi sužadėtinį. Nişanlısı. İyi de seninki de... Beje, taviškis nesipriešina. Jie verslo partneriai, ką turėtų daryti? Dar ir partneriai? Partneriai buvo mylimieji ir dar štai taip liečia vienas kitą. Sakyk tiesą, vakar dėl jos susipykai su Serkanu? Mı kavga etti Serkan'la? Saçmalama kızım. Nepaisyk niekų. Mudu neseniai susipažinom, todėl normalu, kad kyla nesusipratimų. Hem Serkan gerçekten... Serkanas tikrai netoks, kaip atrodo. Ben dün gece çok değişik. Vakar pamačiau visai kitokią jo pusę. Serkan farklı Jis skiriasi nuo kitų. Yani Atrodo tvirtas lyg siena, ama çok da... bet labai jautrus. Dün böyle çok yakındı bana. Vakar buvome labai artimi. Pajutau jame liepsnelę. Liepsnelę. Eda, buvo labai malonu susipažinti, linkiu sėkmės. Gelmedi. Jo vis dar nėra. Bir şey mi oldu? Gal Ben kažkas gidip nutiko? bakacağım ya, merak etme. Nuvažiuosiu, man neramu. Halama söyler misin? Pasakykite tetai, kad paruošiau užsakymus ir parašiau raštelius. Gerai pasakysim, būtinai pasakysim. Bučiuoju, iki. Hadi bay bay. Günaydın Selin. Labas rytas, ponė Seifė. Labas rytas, panelėda. Kaip gyvenate? Pamatęs jūs daug geriau. Prašau, vadinkite mane Seifiu. Sana Eda diyeceğim. O jūs vadinsite mane Eda? Ne, negaliu. Ben de diyemem. Tuomet ir aš negaliu. Serkan almaya Atvažiavau geldim. pasimti Serkano, galite jį pakviesti? Ponas Serkanas išvažiavo? Išvažiavo? Acil bir şey Nutiko yaptı ya, kažkas hasta falan skubaus? değil. Ne, kaip visada atsikėlė 7 valandą išvažiavo į darbą. Haber ver. Man nepranešė. Paskambinsiu. Açmıyor. Neatsiliepia? Görüşürüz onunla. Kągi, susitiksime biure. Aa, koliler. Dėžės, jis reikia nuvežti į biurą. Çekti, yer Nunešiu į kalmamasın. Ben automobilį. götüreyim, arabaya yükleyeyim. Atvarysiu automobilį čionai, įdėsiu dėžes. Ben çiçekçiyim. Benim Aš gėlininkė, mano rankos stiprios. Galiu pati. Jūs įsitikinus? Taip. Tuomet atvarą automobilį. Ay. Al şu tabağı. Ak, patrauk lėkštę. Neturiu apetito. Hiç öyle bak. Nežiūrėk taip, alptekinai. Rezil oldum. Vakar padarė man didelę gėdą. Buvau priversta visiems meluoti, kad sergi. Reikėjo apie tai pagalvoti anksčiau. Tu priėmė tą merginą. O kızı kabullenensen Geriau galvok apie tai, sen bundan kas sonra bus ne toliau. olacak onlara bak. Ay başım. Plyšta galva. Günaydın. Labas rytas. Labas rytas. Kahvenizi içeyim. Nusprendžiau užsukti išgerti kavos, o tada kartu važiuosim į koncerną. Puikiai mintis. Selinė, kokia puikia staigmena. Dvigubai espreso Seliniai.
Sen kahveni Kol içerken gersi ben kavą hazırım. pasiruošiu. Gerai idėja dirbti, Kinai. Ay Selin. Mieloji, labai laukiu dienos, kada vadinsi jį Tičiu. Neden ayrıldın? Juk žinote, kodėl išsiskyrėm. Biliyorum Selin. Žinau, mieloji, žinau. Tas kvailys nesugebėjo tau pasipiršti. Kiek dar galėtų laukti tokia graži, gabi ir sėkmės lydima moteris kaip tu? Yerden göğe kadar haklı. Esi visiškai teisi. Biraz bekleyecekmiş. Dabar suprantu, kad būčiau dar ilgai laukusi. Serkanas nepasipiršo todėl, kad manęs nemylėjo. Jei susižadėjo su mergina, kurią pažįsta vos 2 dienas, ta mergina labai aistringa ir užsispyrusi. Yani biraz ısrarcı. Israr. Ką turite omenyje? Biliyorsun erkekler biraz... Juk žinai, kad vyrai neapsisprendėliai. Jiems reikia traukos objekto. Ta mergina įnirtingai jį traukia prie savęs, nelaukdama pirmojo žingsnio iš jo. Yani sen de hep Norite pasakyti, kad aš visko laukiu iš Serkano? Ya neyse, Nieko nepadarysi, abu susižadėjom su kitais. Nişan dediğin... Kas tos sužadėtuvės ėmė ir nutraukė? Sen de Ferit... Susižadėjai su Feritu, bet man tai netrodo rimta. Onlar biraz Manau, ciddiye jie alıyorlar nusiteikė bence. gana rimtai, Çünkü aynı eve çıkmak nes kararı nusprendė apsigyventi kartu. Ne Ką nusprendė? Yok öyle. Ne, tai neįmanoma. Hayır hayır. Öyle bir şey olsa... Jei tai būtų tiesa, tikrai žinočiau. Ne. Yok hayır. Aa, Seyfi ne Seifi, ką čia neši? Panelė Eda liepė nuvežti kai kurios pono Serkano daiktus į biurą. Günaydın. Labas rytas, Elena, kaip sekasi? Ya bayıldım mı? Koks puikus vežimėlis, reikės nusipirkti ir į gėlių parduotuvę. Bus labai patogu vežioti gėlės į automobilį. Eda gelsene. Prisėsk šiek tiek pailsėk. Kaip tik kalbėjom apie jūs ir jūsų sprendimą. Ne kararı? Kokį sprendimą? Hangi karar? Ya Pirma išgersiu vandens, labai ištroškau. Al tabii. Žinoma. Allah Serkan'ın evinde... Puikiai mintis, atlaisvinai vietos Serkano name. Yer açılmıştır. Ya Serkan hazır. Serkanas pats viską sudėjo ir paprašė padėti. Dedim olur dedi taşıyorum ben de. Niye bundan? Kodėl nieko apie tai nežinau? Hiçbir şey söylemedi. Nes čia asmeniniai Serkano daiktai. Gal pamanė, kad tai ne jūsų reikalas? Ama siz yine de... Bet paklauskite jo. Teşekkür ederim. Ačiū, Ben gidip man sizi metas. gördüğüm iyi oldu. Malonu buvo tave pamatyti, iki Anita. Anita. Hadi iyi günler. Geros dienos. Selin'cim Selinė, Jūs pasiruošęs? hadi. važiuokim. Öpüyorum. Bučiuoju. Nermin Hanım'ın villasında... Pone Neriminė išrinko šias dekoracijas. Jei norėsi ką nors pridėti, pasakyk. Bir şey varsa onları da ekleriz. Yok gerek yok. Ne, nereikia. Pavyzdžiai. Leyla, Leila, ben numuneleri... prieš valandą prašiau atnešti pavyzdžius. Evet. Taip, buvau juos paruošusi, bet Ama yani... Hiç gerek yok. Nereikia. Geldiğinde bak. Pažiūrėsime, kaip paruošim. Günaydın herkes. visiems labas rytas, sveiki. Geç kaldın. Pavėlavai. Kolileri Nešiau dėžes. Sordum mu? Ar paklausai manęs? Bak herkes burada değil mi? Visi čia, O zaman sen de todėl bak. ir tu turi atvažiuoti laiku. Hadi. Hadi arkadaşlar. Nagi, rengiam susirinkimą, paskubėkit. tersine mi? Jis išlipo iš lovos netakoja. Priešingai, šiandien su visais labai gerai elgesi. Įdomu. Evet. Taigi, Aydan Hanım bir süredir... ponia Aidanė, jau kurį laiką nejudate, ar gerai jaučiatės? Ceset pozisyonuna... Mėginau galvoti lavono pozicijoje. Ay demek aynı eve. Pasirodo, jie nusprendė kartu gyventi. Nuostabu. Ha. O kız Ši başımıza mergina düşürüyor. pridarys mums daugiau bėdos neįmanom. Fettan. Ji vaikštanti nelaimė. Fettan. Değil mi Seyfi? Tiesa, Seifi? Seyfi. Seifi. Seyfi. Ay, siz benimle mi konuşuyordunuz? Su manim kalbėjot, atleiskite. Giliai kvepuodamas atsipalaidavau ir tiesiog egzistavau. Seni bir saniyede Tuoj yok tave ederim. sunaikinsiu ir nulėksi į visatos gilumą. Atleiskite. Ay yoga işe yarayacak. Sakai, kad joga mane nuramins, bet ne. Duok telefoną, paskambinsiu Serkanai. Valla ben görevi- Paskutinį kartą jūs perspėju. Jei paskambinsite ponui Serkanui, greičiausiai susipyksite. Çok yüksek. Juk dar visai neseniai jūs įspėjo, kad jam labai nepatinka, kai kišatės į jo reikalus. Şu cümleleri kurma. Gaila degonės, kurią išvaistai, kurdama šios sakinius. Duok telefoną. Jūs įsitikinusi? Duok. Terslemeye tek... Jis net nesivargino pyktis. Iškart išjungė.
Jei negaliu pasikalbėti su sūnumi, esu priversta imtis aidaniškų gudrybių. Paskambėk poniai Eiferijai. Şimdi. Tuoj pat. Otel projesi... Netekom viešbučio projekto, jis atiteko Kanui Karadagui. Bet, kaip žinote, mūsų projektas buvo pats geriausias. Žinome, kaip stengiatės, tai ne jūsų klaida. Bahane aramayalım lütfen. Neieškokime pasiteisinimų. Nepakankamai stengiamės İşimize yeterince odaklanmıyoruz. ir susikauptami darbą. Vadinasi, kažkas mus blaško. O yüzden... Prašau, kad labiau susikauptumėte ir daugiau dirbtumėte. Dağıtan bir takım şeyler var. O yüzden Yra sizden dar kai rica kas. ediyorum, artık işe odaklanın. Kanas Karadagas kažkokiu būdu sužinojo apie mūsų projektus, todėl labai prašau. Kaan Karadağ bir şekilde Socialiniame gyvenime haberdar oluyor. O yüzden lütfen daugiau nekalbėkite apie lütfen darbą. Sosyal hayatınızda iş konuşmayın. Sosyal hayat. Socialinis gyvenimas, kas tai? Zaten hiçbirimiz... Ne vienas neturim socialinio gyvenimo, o po to, kai tai pasakėte, tai išvis neįmanoma. Gibi bir şey yani. Mesela... Pavyzdžiui, aš nesu jūsų darbuotojas, bet nepaisydamas to, esu asocialus. Nes ši įmonė tokia. Bitti mi? Baigiai? Güzel. Puiku. İşinize dönebiliriz. Grįžkite prie darbo. Buyurun. Pirilė, Enginai, pakvieskite Achmedą ir ateikite į mano kabinetą. Eda, Eda, iki dienos pabaigos gün bitmeden... paruošk mano savaitinę programą. Ya zaman bulamadım. Neturiu laiko, ką tik atvažiavau. Esu panašus į žmogų, norintį klausytis pasiteisinimų. Arkadaşlar... Draugai, susirinkimas baigtas. Ir paruošk Seriero projekto maketus. Az önce... Jis ką tik man įsakinėjo. Çok normal. Normalu. Jis visada taip kalba. Tai priklauso nuo požiūrio. Nemanau, kad jis įsakinėja. Tiesiog nemėgsta daug kalbėti, todėl kalba trumpai. Pavyzdžiui, ar galėtum tą padaryti? Labai ilgas sakinys. Užimantis 4 sekundės. Bu bayağı uzun bir şey yani. Ama yap O padaryk deyince mesela pusantros bu sekundės. bilgisayar- Todėl renkasi trumpesnį variantą. Yap diyor. Evet. Gana erdemai. Ėmė, padėsiu. Bu ne ya? Kas čia? Ne olmuş buraya? Ne Kodėl yapacağım? šis kabinetas taip atrodo? Manyak mı bu? Gal Niye jis böyle bir şey beprotis? yapıyorsun? Sinirden eşyalarımı Kodėl taip elgesi? toplattı. Bana Iš nervų liepia surinkti mano daiktus ir taip nori mane išvaryti? Neklausk, niekada nesuprantu, ką ponas Arkanas turi omenyje. Gal nori, kad išeitum, o gal kad pasiliktum, bet žinau, kad jis ketina griauti šią sieną. Tikriausiai todėl ir liepia surinkti daiktus. Ha, gerçekten her şeyi toplamışlar. Kaip rasiu tai, ko jis prašė, viskas supakuota. Sugaišau daugybę laiko, kol viską sudėliojau. Geldim. Atėjau. Kas čia? Villa projesi. Vilos projektui parinktos medžiagos. Tam da onları... Jas išrinkti turiu ne aš, Anneme onay. o mano mama. Serkan yıllardır... Serkanai, daugybę metų dirbu šį darbą. Nors kartą leisk man pačiai. Neyse. Nesvarbu. Konu neydi? Apie ką kalbėsimės? Restorasyon... Nusprendžiau dalyvauti restauravimo konkurse. Ką? Ką sakei, išprotėjai? Juk kalbėjom apie tai ir nusprendė, kad šis projektas bus nuostolingas atsisakymui. Be to netitinkame konkurso reikalavimų? Jei koncernas už mus garantuos, nekils jokių sunkumų. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Dėdė Alptekinas niekada su to nesutiks. Sutiks. Brolau, jau apie tai diskutavome, nusprendėme, kad nebus pelninga. Kiek pinigų ketini investuoti? $1 milyon. $1 milijonų. Ką? Ką kalbė? Olmaz Serkan. Tai neįmanoma. Pone Serkanai, atvirai sakant, bankrutuosime. Serkan sen iyi misin? Gerai jautiesi? Ben gerçekten... Pradedu iš tiesų nerimauti. Finansų direktorius sako, kad bankrutuosim, girdi? Tamam. Sutinku, kad rizika didelė, Ama değer. bet verta. Jis sutinka, kad yra rizika. Brolau, čia nesmeninė tavo įmonė, mes bendraturčiai, negali savo sprendimų imtis tokios iniciatyvos. Turime balso teisę, balsuokime. Gerai. Kas nesutinka? Puiku. Arkadaşlar. Gavau žinių iš patikimo šaltinio. Dalyvausime tame konkurse ir diskusija baigta. Mesele de aramızda kalacak. $1 milyon. Šis pokalbis ir žinia apie milijoną turi likti paslaptyje, supratote?
Nori šitą pasakysiu, joks kitas beprotis nepasiūlys $1 000 000, todėl gali neabejoti, kad konkursą laimėsi. Galime ieškotis naujo darbo, nes ši įmonė tikrai bankrutuos. Kasdien išgyvename vis naują beprotybę. Aš labai pavargau. Gerai. Jums leidus aš eisiu. Žinoma, Ahmedai. Enginai, paskambink Kanui Karadagui. Kanui? Kodėl pats neskambini? Prašau. Jis išves mane iš proto. Išves. Užimta. Puiku. Skambina. Atsiliept? Išjung. Išjungt? Kur maketai ir programa? Odamda Mano kabinete prasidėjo remontas, todėl neradau maketų. Leila, Serkan Bey. Pone Serkanai, atnešk iš archyvo Sariero projekto maketus ir mano programą. Hemen. tu jau. Ačiū. Bu da benim Juk tai ne mano kaltė. Ne haber veriyorsun? Nieko nepranešę, apvertėte mano kabinetą aukštinkojom. Kaip galiu ko nors rasti? Tu teisi, tavo kabinete darysime nedidelį remontą, nes Serkanas norėjo. Atlik savo darbą arba netrukdyk tiems, kurie jį atlieka. Serkan Bey. Pone Serkanai, maketai čia, o programą tu jau paruošiu. Ačiū, Leila. Nunešk į mano kabinetą. Šiandien dirbsi vietoj Edos. Tabii ki Serkan. Gerai, pone Serkanai. Ačiū. Gali nuvažiuoti į koncerną ir gauti Selinės bei mano tėvo parašus konkursui? Nuvažiuoti tai galiu, bet nemanau, kad tavo tėvas sutiks dalyvauti tokiame absurdiškame konkurse. Ir taip, esu labai susinervinęs, prašau. Nenervink daugiau. Kas nutiko? Turite rūpesčių su Eda? Kuo čia dėta Eda? Elgiesi su Elik su didžiausiu priešu? Elgiuosi vienodai su visais darbuotojais, kurie daro klaidas. Geros dienos. Ahmedai. Kada suprasi, kad gyvenimas yra daug daugiau nei darbas ir jame ne viskas vyksta taip, kaip nori tu? Kas yra? Ar tai ne Kano Karadago autobusiukas? Tikrai. Labai norėčiau subraižyti raktų. Nuo vakaras su ant jo įsiutęs. Neverta. Viskam savas laikas. Eikš. Ne, važiuosiu savo automobiliu. Tikrai? Taip. Alio. Taip, viešbučio projektas mūsų. Nuotaika puikiai. Gerai. Važiuokim pakrantėm. Persigalvau. Važiuok per Nišantašo rajoną. Buyurun. Klausau. Mano padėjėjas mėgino su jumis susisiekti, bet jam nepavyko. Aš Aidanė, susipažinom vakar vakare. Serkan'ın annesi... Galėjote tiesiog pasakyti, kad esate Serkano motina, klausau. Kai vakar tarėmės, laukiu jūsų kavos. Atvažiuokite, paplepėsim. Hemen geliyorum, hemen. Tuoj pat atvažiuoju. Bjaurybė. Alidžanai, lieki atsakingas. Gerai. Ne olmuş? Kas čia nutiko? Fifi?
Fifi, ką čia veiki? Atvažiavau tavęs aplankyti ir pažiūrėti, kaip su tavimi elgėsi. Viskas blogiau nei tikėjausi. Serkanas Bulatas nusprendė išgriauti mano kabinetą ir liepė surinkti visus daiktus. Kodėl? Nežinau, tiesiog užsimanė. Dieve mano. Žiūrė į mane? Jo, Ne. bakıyor O muyum? nori, kad žiūrėčiau? Bakayım mı? Nori? Kas jis per tipelis? Originalus. Ben de Nugirdau jūsų pokalbį. Benim bir teorim var. Šią temą turiu savo teoriją. Klausome. Şöyle. Kaip žinote, ponas Serkanas nėra ypatingai jautrus žmogus. Po sužadėtuvių jį užklumpa neįprastai daug jausmų ir imunitetas ima streikuoti. Naktį jis sukuria planą, norėdamas atsikratyti tavęs ir savo jausmų. Ir tavo kabinete paslepia uždelsto veikimo bombą. Ve senin odana Tačiau tau pavėlavusi darbą, planas žlunga. Ancak sen geç kalınca bütün plan suya düşüyor. Nuostabus planas, ką manai? Štai kodėl jis taip susinervino, kai pavėlavau. Evet. Kita galimybė, turint omeny, kad bus išgriauta siena iš pono Serkano kabineto pusės, gal jis tiesiog nori daugiau tave matyti. Pirmasis planas daug išmintingesnis. Statysiu žį. Eda, ėmė gerti kavos. Pamiršti, kad dirbu. Atsiprašyk. Juk viršininkas tavo sužadėtinis? Ne, negaliu. Išgerk kavos su merginomis. Vėliau susitiksime. Gerai. Ir aš turiu daug darbo. Bučiuoju. Traukis ir neerzink. Klausau. O kur Fifi dirba? Kuo jį užsima? Tiesą sakant, ji daugybę metų kažkam duoda nurodymus telefonu. Bet mes ir nežinome, koks jos darbas. Benim için Įdomu. çok ciddi bir Dar viena mislė, kurią turiu įminti. Linkiu sėkmės. Jos tau prireiks. göreceğiz. Pamatysim. Henüz Dar nebuvo bylos, kurios nebūčiau išsprendęs.